Liks visais laikais, kadangi pasaulio sistema, visa dvasia, kartu su religijos dvasia, religijos dvasia, kaip ten kažkas pavadino, velnio sesuo, kad labai glaudžiai darbuojasi kartu ta pasaulio dvasia kartu su religijos dvasia. Dėl kad iš principo pati mintis religinės dvasios, taip viską apibendrinus, jinai sako, būsi geras, gausi saldainį, būsi blogas, gausi per galvą. Ir šita mintis, jinai iš principo labai artima tai pasauliečių, reiškia, dvasiai, minčiai ir kūniškam žmogui, kuris galbūt ir atgimė ką tik, bet jo mąstymas dar nepakeistas ir jam religinės dvasios pasiūlymas atrodo labai logiškas ir suprantamas. Tai ką man reikia daryti? Man reikia, čia jau priklausomai nuo denominacijos, man reikia persirengti, man reikia ten nueiti ten, padaryti tą, arba ten skaityti Bibliją tiek laiko, reiškia melstis tiek laiko, būtinai tai kažkur atžymėti ir tada Dievas bus geras. Bet tikroji žinia tame, kad Dievas tave myli be sąlygų. Dievas tave išgelbėjo dėl to, kad jis tave myli, o ne dėl to, kad tu buvai geras, ar esi geras, ar būsi geras. Dievo mintis, Dievo žinia, Dievo troškimas, tai viskas atlikta. Viskas padaryta, viskas yra tavo duota tau ir tu tai gali priimti tikėjimu. Tau nereikia to užsitarnauti. Ir pati ta mintis, kaip sakyti, iš esmės, jinai labai sudėtinga kūniškam žmogui, kuris neseniai atgimęs, jinai iš principo sudėtinga, todėl kad mes visi galim save prisiminti. Mes gyvenom tame pasaulyje, mes nuo vaikystės buvom mokinami, kad būsi geras, gausi saldainį, nebūsi, gausi per galvą, ten visokiom formom. Ir mintis, kad dabar, Dievas atvėrė sostą ir dabar aš galiu eiti prie to sosto, kad Dievas davė savo teisumą, kad paėmė mano nuodėmę, kad aš nebesu jau tas nuodėmingas, visas kreivas, šleivas, ten prakiūręs ir taip toliau. Ir tai viskas tik dėl Dievo, vienas dalykas, pati mintis labai sudėtingai gulasi į tą mąstymą, Antras dalykas, tai labai kabina vėl išdidumą. Todėl, kad religiniam pasiūlyme tavo išdidumas išlieka. Reikia padaryti tą, gerai, aš padarysiu. Reikia atlikti tas apeigas, gerai, aš atliksiu. Kaip tas, atsimenat, vaikinas, su kuriuo Jėzus susitiko. Sako, aš viską esu padaręs, aš visą įstatymą esu išpildęs. Tai jau yra brėdas, mes suprantam, kad tai yra nesąmonė. Bet įsivaizduokit tą jaunimą, tą jaunolį. Turtingas, toksai visas išdidus, aš čia viską esu padaręs, Ir po to paaiškėjo, kad viskas ten visai ne taip ir labai jam liūdna pasidarė. Ir amen, kad tik tai per Jėzų mes išpildom įstatymą, tik tai per patį Jėzų mes tampame įstatymo įvykdytojai. Todėl, kad Jėzus tai atliko ir jis tai duoda mums, mes tai priimam savo, tai dabar jau aš galiu pasakyti, aš išpildžiau įstatymą. Kaip tu tai padarai, Martinai, tu vakar ne tą mintį turėjai, arba ką tik ten nepakankamai švelniai ten su kažkom kalbėjai. Dėl to, kad Jėzus tai padarė, o aš esu Jėzuje, Kristuje, tai ne mano nuopelnas, tai yra jo nuopelnas. Bet Jėzus nematomas, o aš matomas. Dėl to gaunasi tokia kolizija, atrodo, kaip tu čia, Martinai, tikėjimu per Jėzų Kristų. Ir mes matom, kad tai, kažkas sako, čia graži teorija, iš to nieko gero nebus, bet mes matom, kaip tas nematomas Dievas, jis pasidaro matomas, jis reiškiasi visokiom formom ir jeigu mes tai tikim, mes po to pradedam matyti pergalės, mes po to pradedam matyti liudijimus, Kažkas ten išgydymą, kažkas ten apsaugą, kažkas atstatymą, ten ir taip toliau. Taigi, ne nuo to visai norėjau pradėti, bet nuo to pradėjom, taigi nieko čia baisaus. Aš norėjau šiandien pratęsti tą žodį, kurį kalbėjom praeitą sekmadienį, apie šventą dvasią. Iš principo apie šventą dvasią galima kalbėtis ir reikėtų kalbėtis daug daugiau. Mano toksai pastebėjimas, gal aš klystu, labai gerai jeigu klystu, kad šventai dvasiai duodama labai mažai dėmesio. Labai daug kalbama apie Dievą Tėvą, labai gerai, apie Jėzų Kristų, labai gerai, bet apie šventą dvasią nėra kažkokios tokios aiškios sąvokos, nėra, aišku, apie dovanas visi žino ir nori visų tų dovanų, bet mažai kam gaunasi, ir tom viskas baigėsi. Ir vėl grįžtam prie to, kas matoma,
Kadangi šventoji dvasia, nu ką, pats Jėzus pasakė, neaišku, iš kur ateina, neaišku, kur išeina, vienu žodžiu, ten kažkaip Dievas sutvarkys. Bet raštas mums rodo kur kas konkretesnius dalykus. Raštas labai gražiai apibrėžia, mes praeitą kartą kalbėjom, kad Dievas yra trejybė, kad nėra tėvo be sūnaus ir šventosios dvasios, nėra sūnaus be tėvo ir šventosios dvasios ir nėra šventosios dvasios be sūnaus ir tėvo. Ir aną kartą irgi mes tokį nedidelį tokį ekskursą padarėm per visą Bibliją ir galime teikti, kad Senasis testamentas tai yra Dievo tėvo toksai pasireiškimo laikotarpis, po to Jėzaus atėjimas tai be abejo atliktas Jėzaus darbas, kurio niekas kitas negalėjo padaryti ir niekada negalės, tai yra vienintelis, kodėl jisai vienintelis kelias. Todėl, kad visiems kitiems be šansų. Ne dėl to, kad čia vat aš tik tai ir viskas, vat aš vienintelis ir daugiau. Prašau, galit paimti visą pasaulio nuodėmę. Prašom, nematau eilės, ta prasme, kas tai galėtų padaryti. Buda, kas ten iš tų visų. Nežinau, nėra tokių. Jeigu ir buvo kažkokių išminčių, tai jie tiesiog ateidavo į pasaulį, pasidalindavo kažkokią išmintim, aš nesakau, kad jinai būtinai bloga, tas pats Buda daug nuostabių dalykų ten pasidalino. Nu ir viskas. Ir užsidarė, susisuko, taip ir sėdė. Viskas man. Jėzus atidavė viską. Jėzus ne tik tai papasakojo, kaip gyventi, Jėzus išlaisvino mus iš nuodėmės. Jėzus parodė kelią, jis ir yra tas kelias. Bet Jėzus mums pasakė, jums geriau, kad aš išeinu, nes jei neišeičiau, pas jūs neateitų godėjas. O nuėjęs jį jums atsiųsiu. Ir tas godėjas, mes žinom, kad tai yra šventoji dvasia. Taigi pats Jėzus mums sako, kad jums geriau, kad aš jūs dabar palikčiau, aš padariau tai, ką turėjau padaryti, aš dabar iškeliauju ir ateis šventoji dvasia. Taigi, trumpai tariant, mes gyvenam šventosios dvasios eroje. Toj pačioj šventoji dvasioje yra ir sūnus, ir tėvas, tai nėra atskiri dievai vėlgi, tai yra tas pats Dievas. Tiesiog dabar yra laikas šventosios dvasios. Ir trumpai aš prabėgsiu tuos labai svarbius punktus, kad Senajame testamente šventoji dvasia nužengdavo, mes žinome apie šventąją dvasią, pranašai kalbėdavo įkvėpti šventosios dvasios, bet po to jinai pasitraukdavo. Todėl, kad Senajame testamente nėra nei vieno atgimusio iš aukšto žmogaus. Va čia yra fundamentalus skirtumas. Senajame testamente nei vieno atgimusio iš aukšto žmogaus. Naujajame testamente gali atgimti kiekvienas, kuris atiduoda savo gyvenimą Jėzui. Ne visi automatiškai, kaip kažkas vėlgi dar vieną kraštutinumą, bet tie, kurie atiduoda save Jėzui, per Jėzų jie atgimsta ir šventoji dvasia yra mumise, jeigu mes ją priimėm, jeigu mes sutikom būti pakrikštyti šventą dvasią. Ir pats Jėzus sakė, kad dabar jūs pasilikite, mokiniams jis pasakė Jeruzalėje, ir laukit šventosios dvasios, jūs gausite jėgą ir tapsite mano liudytojais. Mane labai iškabino tas žodis, tapsite mano liudytojais. Neįgavę jėgos, mes šiokie tokie ir liudytojai gaunamės turbūt. Kad būtent su jėga tu tampi to nerealaus, kabutėse, Dievo liudytojų, kai tu liudiji savo gyvenimu, savo žodžiu, savo aistra, savo paklusnumu viešpačiu savo nuolankumu, tu liudiji tą tikrąjį Dievą. Taigi mes gyvenam šventosios dvasios eroje ir šventoji dvasia atėjo, mokiniai sulaukė, apaštalų darbuose mes tai skaitom ir jį nebeišeina. Taigi, šventoji dvasia su jumis, brangiai, visada. Ir sekmadienį, ir pirmadienį, ir antradienį, ir taip iki sekančio sekmadienį. Kiekvieną dieną šventoji dvasia su mumis. Tai atrodo tokie paprasti dalykai, bet tai ant tiek fundamentalu, tai ant tiek svarbu suvokti. Visiškai viską keičia. Šventoji dvasia yra su mumis. Gal toksai palyginimas gali būti, atsiminat, kai Nojus jau viskas baigėsi, dar nesibaigė tvanas, ta prasme, bet jau tos visos audros baigėsi, visi lietus baigėsi, ten visi vandenys išsiveržė ir Nojus pabandė išleisti balandį, gal jau yra kažkur vietos, kur nutupti, bet balandis grįžo. O iš Naujojo testamento mes matom, kad balandis kaip atvaizdas šventosios dvasios. Tai Senajame testamente tam balandžiui nebuvo kur nusėsti, jis nuskrisdavo ir grįždavo. Tai šventoji dvasia Senajame testamente išsiliedavo, tie žmonės pripildyti šventosios dvasios kalbėjo Dievo žodį ir šventoji dvasia juos palikdavo. Ir po to tai kartodavosi kažkiek tai kartų.
per gyvenimą to pranašo. Va, mūsų laikais viskas yra kitaip. Šventoji dvasia yra su jumis, jeigu jūs ją priėmėt ir jinai su jumis darbe, virtuviai, vonioji netgi ir tualete, gal kažkam šokas bus, bet šventoji dvasia visą laiką su jumis. Jo? Ir tuo labiau aš labai tikiuosi, kad sekmadieninėse tarnavimuose, kur esat, ta prasme, visada šventoji dvasia yra su mumis. Va, mes kalbėjom, kad žmonės gali būti išgelbėti, bet nebūti pakrikštyti šventąją dvasią. Iš apaštalų darbų mes tai ryškiai matom, jo dabar vėlgi to dalyko neakcentuosiu, bet šventosios dvasios priėmimas tai nereiškia, kad tu nesi išgelbėtas. Tu gali priimti Jėzų kaip savo gelbėtoją, bet nebūti pakrikštytų, nepriimti šventosios dvasios ir gyventi taip, kaip gausis. Ir yra visos denominacijos didžiulės, kurios nepriima, nesupranta ir taip ir gyvena, bet tai nereiškia, kad jie nėra išgelbėti. Kas, kaip ten Jėzus sakė, iškenties iki pabaigos, tas matys tą pergalę, šlovę. Tiesiog Dievas yra paruošęs daug daugiau. Dievas kiekvienam iš mūsų yra davęs visko pergalingam gyvenimui. Kažkas sako, neįmanoma, tiek ištvirkavimų, tiek tas mamonas siautėja, tiek visokių kreivų dalykų. Viskas iškreipta šitame pasaulyje. Kaip čia galima gyventi? Galima tik kažkur ten pasislėpti miške, galbūt tyliai ten arba vienuolyne kažkokiam pasislėpti. Ne. Netiesa. Dievas yra davęs mums viską gyvenimui ir devotumui. Raštas taip sako. Viskas duota gyvenimui ir devotumui, reiškia, mes viską turim, mums tiesiog reikia tai atrasti. Ir aš apie tai šiandien ir užakcentuosiu. Todėl, kad visas raštas yra įkvėptas šventosios dvasios. Tai yra sekantis labai svarbus dalykas šventosios dvasios, reiškia, išsireiškimo, tai kad žodį, kurį mes turim iš Dievo, tai yra šventosios dvasios įkvėptas žodis. Ir mes negalime to ignoruoti. Todėl, kad vėlgi yra tokių kraštutinumų, kai žmonės sako, mums žodžio nebereikia. Mums Biblijos nebereikia. Mes turim dvasią, tie žmonės jau sutinka, kad turi dvasią ir taip ir yra, amen, mes turim dvasią, mums nebereikia žodžio. Bet tai yra netiesa, mums jokių būdų negalima likti be žodžio. Vat pavyzdžiui, 1 Jono 5:7. Mat yra 3 liudytojai danguje – Tėvas, Žodis ir Šventoji dvasia. Šitie 3 yra viena. Ką aš noriu šiandien pabrėžti, brangieji, kad Žodis ir dvasia veikia kartu. Šiandien, kaip ir visais laikais, gal šiais laikais daugiau, niekada Biblija nebuvo skaitoma, kad tai yra, niekada nebuvo nuvertinama. Jinai buvo slepiama, jinai buvo, pavyzdžiui, tik lotynų kalboje, kurios niekas negalėjo perskaityti, jinai visokiais kitais būdais buvo ribojama, jo, pats šventasis raštas. Bet šiais laikais, prašau, mes jau turim tą revoliuciją, yra išversta į daug kalbų, bet dabar yra kitas kraštutinumas. Aiškinama, kad Biblija, tai nėra Dievo žodis. Tai yra žmonės parašė Bibliją. Ir tai yra tiesa, žmonės parašė Bibliją. Bet kame esminis skirtumas Biblijos ir visų kitų knygų? Tom, kad šita knyga yra parašyta šventosios dvasios įkvėptų žmonių. Kad pats Dievas per šventą dvasią įkvėpė žmogų užrašyti jo žodį savo vaikams. Ir kodėl aš tai akcentuoju, brangieji, todėl, kad jeigu mes leisim priešui įvelti abejonės šventuoju raštu, jis pasieks labai daug pergalių. Mums bus labai sunku judėti, jeigu bus abejonės, kad šventasis raštas, Biblija, tai yra Dievo pasakytas žodis. Tai ne šiaip savo knyga apie Dievą, kaip kažkas sako. Tie žmonės parašė savo nuomonę apie Dievą, kaip jį jaučia, kaip jį matė, kaip apie jį galvoja. Ne. Vat kitos knygos, šiandien nepadėjau. To pačio Andrew Womako, ten Coplando, bet kokio žmogaus, kuris parašė knygą apie Dievą, amen, tai yra knyga apie Dievą. Taip, kaip jis supranta Dievą, jo patirtis, jo išmintis ir daug nuostabių knygų yra, mes ten atrandam daug dalykų savo. Bet kom Biblija skiriasi nuo visų šitų knygų, tai kad ją užrašė pats Dievas žmogaus rankomis. Dievas įkvėpė žmogų, ir mes ten randam ir žvejų, ir ten medikų, ir karalių, kas tik jos nerašė, jeigu mes paimsim visus autorius Biblijos. Bet kas jos jungia? Jos jungia pati Dievo dvasia.
pats Dievas pripildė žmogų, kad žmogus užrašytų Dievo pasakytų žodžius. Ir mums labai svarbu tą dalyką savo akcentuoti. Jeigu yra kažkokia tai abejonė tuom, kad Biblija tai yra Dievo žodis, priešui bus labai lengva veikti. Priešui bus labai lengva mūsų apgaudinėti. Pati dvasia niekada neprieštaraus žodžiui. Jo? Dievas, ta žodis ir dvasia visada veikia kartu. Pati dvasia įkvėpia žmonės, kad parašyti žodį mes visą laiką galim skaityti ir kartu su šventa dvasia mes suprantame tai, kas parašyta žodyje. Suprantat? Jie veikia visą laiką kartu. Yra denominacijos, kurios atmeta šventosios dvasios veikimą, bent jau labai riboja, ten net nelabai suprasiu, kurioje vietoje šventosios dvasios veikimas, ir akcentuojamas žodis. Kad reikia skaityti žodį, reikia būti žodėje ir amen, labai geras dalykas. Bet, perskaitysiu tą rašto vietą Luko Evangelijoje. Kai Jėzus, atsimenat, po prisikėlimo, Jėzus ėjo kartu su savo mokiniais ir tie mokiniai jo neatpažino. Ir jie nuėjo visą kelią ir po to jis jiems atvėrė protą žodžio supratimui. Va, radau, Luko 24:45. Tuomet jis, čia apie Jėzų eina kalba, atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Ir mes matom tą pavyzdį, kai yra žmonių, kurie iš tikrųjų skaito raštą labai daug ir bando jį suprasti savo protu. Ir jiems mažai kas gaunasi, jie neturi apreiškimo, jie negali suvesti ir jie prieina prie išvadų, kad raštas prieštarauja pats savo. Jie prieina prie išvadų, kad turbūt čia yra klaidos, arba čia vertimo klaidos, arba čia užrašymo klaidos ir taip toliau. Bet esmė, kad raštą reikia nagrinėti su šventa dvasia. Ir kalbant apie rašto nagrinėjimą, mes turim suprasti, kad niekas mūsų neprivers jo nagrinėti. Niekas mūsų užkupros, ta prasme, Dievas mūsų neims už galvos ir sakys, davai, sės, skaityk raštą. Tai yra mūsų dalis. Tai yra mūsų atsakomybė, mūsų pareiga, jeigu mes norime eiti su viešpačiu, jeigu mes norim pasiekti tų tikslų, kuriuos Dievas mums rodo, tos visus palaiminimus, kuriuos jisai sako, ateik ir imk. Aš juos galiu paimti tik tai Dievo keliais. Aš negaliu paimti palaiminimų, kurias Dievas parašė kažkokiais pasaulietiniais būdais. Suprantat? Pavyzdys gali būti elementarus. Jeigu, pavyzdžiui, va čia iš Lietuvos aš nuspręsiu važiuoti į Londoną, tai aš galiu būti, labai tolerantiškas, bet jeigu aš važiuosiu į šiaurę, aš į Londoną neatvažiuosiu. Suprantat? Man reikia važiuoti labai aiškiai į pietus, ten maždaug į pietryčius, kad pasiekti Londoną. Ką tai reiškia? Kad yra tam tikras kelias į tam tikrą vietą, kur man reikia nueiti. Ir jeigu Dievas man rodo, kur man reikia nueiti, ką aš noriu paimti, kad Dievas man yra pažadėjęs, tai man ir eiti reikia tuo keliu, kurį Dievas nubrėžė. Aš negaliu eiti bet kokiu keliu. Aš negaliu sakyti, nenoriu, tegul Dievas ką nors sugalvoja, aš noriu eiti į šiaurę. Bet tu neatsidursi Londone. Dievas su tavim, Dievas tave myli, Dievas tave lydės, Dievas bandys tave apsukti. Bet jeigu aš toliau užsispyręs eisiu pagal savo supratimą ir neleisiu Dievo žodžiui pakeisti mano protą, tai aš neteisiu į Londoną, arba tai užtruks labai ilgai. Mes visi žinom, kad žemė apvali, kažkas sakys, bet žinokit, per 2 šiaurės ašigalius reikės perėti, kad tokiu keliu papulti į Londoną. Gali paprasčiausiai neateiti niekada. Tai ką šiandien norėjau pabrėžti, brangiai, kad Dievo žodis tai yra pagrindas, kurį mes turim labai gerai žinoti tą pagrindą. Kadangi šventoji dvasia, jinai veikia kartu su Dievo žodžiu. Ir jinai pati yra autorius Dievo žodžių. Todėl, jeigu, kreipiuosi ir į jūs, ir į tos, kurie klausys tą įrašą, jeigu jūs turite abejonių, čia jau jūsų pokalbis vėlgi su šventa dvasia, jeigu jūs turite abejonę dėl Dievo žodžio, jūs būtinai pašalinkite tas abejonės. Kam reikia, pavyzdžiui, archeologinių kažkokių tyrinėjimų, aš jums galiu duoti daug medžiagos. Aš savo laiku irgi turėjau tą iššūkį, priešas atėjo su tą idėją, irgi jisai turbūt pas visus ateina. Tai čia žmonės parašė, tai čia netikslu, tai čia nepatikima. Bet trumpai galiu pasakyti, kad tie raštai, pagal kuriuos surašyta visa Biblija, yra patikimiausi antikos šaltiniai. Tai yra patikimiausi rankraščiai.
tų senųjų laiškų. Nėra tokio lygio patikimų rankraščių apie kitus dalykus, pavyzdžiui. Apie tą patį Cezarių mes visi žinom, apie Romos imperiją ir taip toliau, apie ten kaip graikai gyvena ir filmai nufilmuoti ir taip toliau, ir čia tipo nieks neabejoja, bet palyginus patikimumą, ta prasme, šalia nestovėjo su Biblija. Biblija yra daug patikimesnė archeologinių požiūrių, ta prasme, patvirtinta iš skirtingų šaltinių, rastos kopijos, kurios idealiai atitinka, kurios užrašytos skirtingose regionuose ir viskas puikiai sutampa. Ta prasme, Dievo žodis yra labai tikslus, yra tas tikrasis pamatas, jeigu tu nori kažko tai, kas nesikeičia, tai tu gali drąsiai imti Dievo žodį. Tai yra tas dalykas, kuris išliko per visus laikus. Kad Dievo žodis tai yra pagrindas, tai yra tikra, jeigu jūs turite abejonių, nepalikite to šiaip savo. Todėl, kad priešas tai panaudos kokiu kritiniu momentu. Kada reikės išstovėti kažkame tai, jo priešas nepraleis galimybės įvelti abejonę ir kad mes susviruotumėm kažkokiu kritiniu momentu, kai mes stovime Dievo žodėje, mes stovime tikėjime ir bam, tau kažkas sviruoja, ar čia išvis Dievo žodis, ar čia išvis tau Dievas pasakė, jo? Tai čia yra labai svarbus dalykas. Sekanti svarbi mintis, tai apie žodžio panaudojimą. Ką mums su Dievo žodžiu reikia daryti? Morkaus 4 nuo 13 eilutės, jo? Jūs turbūt daug kartų skaitė šią rašto vietą. Ir Jėzus paklausė, nejaugi nesuprantate šio palyginimo, tai kaip suprasite visus kitus palyginimus? Atkreipiu jūsų dėmesį, kad čia yra raktinis palyginimas, kad suprasti kitus palyginimus. Sėjėjas sėja žodį. Palei kelią sėjamas žodis, tai tie, kurie vos išgirdus, tuoj pat ateina šėtonas ir išplėšia jų širdise pasėtai žodį. Aš toliau neskaitysiu jo, žinot ten apie dirvas, bet aš ne apie dirvas noriu atkreipti dėmesį. Pirmiausia, aišku, čia eina kalba ne apie sėjėją, jo, ne apie ūkininką eina kalba. Čia eina kalba apie Dievą, kuris sėja žodį į mūsų širdis. Būtent Dievo žodžio sėkla užauga mūsų širdise, jeigu mes skaitysim toliau, jo iš pradžių ten želmenis atsiranda, po to užauga daugiau ir pagaliau ateina vaisiai. Mes visi norim vaisių iš tikrųjų. Mes visi norim išgydymo, mes visi norim aprūpinimo, mes visi norim apsaugos ir taip toliau. Norim nuostabių santykių ir taip toliau. Bet ką Dievo žodis apie tai kalba? Labai dažnas dalykas mes nežinom. Mes tiesiog tikim Dievą ir laukiam, kada Dievas viską sutvarkys. Bet Dievas veikia per žodį. Suprantat? Dievas sako, jeigu tu šitoj sferoj, pas tave kažkokioj sferoj yra problema, ar tai sveikata, ar, nevardinsiu tų visų temų, tau reikia labai aiškiai sužinoti, ką Dievas kalba šią temą tau. Ir tai yra pagrindas, tai yra siekla, kurią Dievas pasies į tavo širdį ir kad nebūtų kaip su šitais žmonėm, kurie prie kelio, todėl kad ateis velnias. Ateis velnias pavogti sieklą. Iš tavo sieklos nieko neužaugs, jeigu jinai pavogta. Jo? Kodėl būna konferencijose, stovyklose arba kokiam tarnavime, tu gauni žodį ir tu jauti, kažkas čia įvyko, kažkas čia gero. Tai siekla įkrito į tavo širdį. Bet turi įspėti iš karto, raštas mūsų įspėja, nepalik šitos sieklos be priežiūros. Nepalik tai tiesiog, viskas įkrito, tai bus, nežinau, rytoj trauksiu lauką. Vienas dalykas, rytoj nieko tu neištrauksi išskyrus tą pačią sieklą. Jo, jai reikia laiko užaugti ir priklausomai nuo dydžio problemos ir tas vaisius atsiranda irgi, ne iš karto, jo, jeigu reikia pakeisti visą gyvenimą, tai užtrunka. Aišku, tai nebegalinis kažkoks tai laikas, bet ne viena diena, gal mėnuo, gal porą mėnesių, gal savaitę, gal metai netgi kažkokiam dalykui, jo, čia priklausomai nuo dydžio. Bet ką aš noriu pabrėžti, kad velnias ateis vogti, kad tą apreiškimą, kurį gavai konferencijai, tą žodį, kurį gavai, arba tau pranašavo kažkas, jo, dabar meldėmės, šiandien neatsimenu, ar pranašavo kažkas, bet dažnai būna pranašystės dvasia, nužengia ir pranašauja. Jeigu tu tai paliksi, praeis dieną, 2 savaitę, mėnuo, kas ten buvo, palauk, kažkokį gerą žodį man sakė tada pranašystai. Neatsimenu. Tą dalyką reikia užfiksuoti. Labai svarbu reikia užfiksuoti, ką jūs gaunat iš viešpatės, tą žodį reikia mąstyti.
tą žodį reikia medituoti. Jo, nieko baisaus su tuo žodžiu. Tai reiškia, kad reikia ilgai mąstyti, ką Dievas tau davė, kokią sėklą jisai įdėjo tavo širdį. Ir tada raštas mums žada, kad tada užaugs, kad ta sėkla užaugs. Ir bet kokia sėkla, jinai atneša daug daugiau negu jinai pati. Jo, taip yra ir su gerom sėklom, taip yra ir su blogom sėklom. Jeigu mes paimam kažkokį tai melą, gal ir nedidelį, bet jisai užaugęs mūsų širdį, jisai atneša vot tiek šlamšto, vot tiek problemų į mūsų gyvenimą. Dievo žodis nugali, Dievo žodis yra galingesnis, stipresnis, bet jeigu mes jo nenaudosim taip, kaip raštas mus mokina, mes vėlgi nelabai turėsim rezultatų. Suprantat? Mes kartu su šventa dvasia priimam Dievo žodį. Šventoji dvasia, kaip tai vyksta, ką reiškia žodį patalpina į širdį. Techniškai aš negaliu jums pasakyti, bet šventoji dvasia paima žodį, patalpina į mūsų širdį ir tai auga mūsų širdį. Ir turbūt jūs jau irgi turite tos liudijimus apie apreiškimus, kuriuos jūs gavot galbūt kažkada. Ir šiandien jūs jau tame gyvenat. Jo, šiandien jums tai yra normalu, jums tai yra paprasta, jums tai elementaru. Kodėl? Todėl, kad ta sėkla užaugo ir atnešė daug vaisiaus ir jūs tą vaisių turit. Jūs tame vaisiuje gyvenat. Jo? Ir toliau Morkaus 4:26. Jėzus kalbėjo toliau. Su Dievo karalystė yra kaip su žmogumi beriančiu dirvon sėklą. Žiūrėkit, mes visi norim Dievo karalystės, mes visi norim joje būti. Ir Jėzus tiesiai šviesiai sako, su Dievo karalystė yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam nežinant kaip. Juk žemė savaime duoda vaisių. Žiūrėkit, Dievas apie viską pagalvojo. Jisai sukūrė taip mūsų širdį, kad jinai augintų tą sėklą. Bet jeigu mes nepasodinsim ten tos sėklas, nebus ką auginti. O iš tikrųjų, kaip iš tikrųjų, ta prasme, jeigu tą paveikslą dar plačiau pažiūrėti, jeigu mes nesodinsim Dievo žodžio sėklą, mes sodinsim kažkokią kitą sėklą. Jo? Pas mus žolinė auga belekas, todėl kad mes nesodinam tą, ką reikia sodinti, tai ką čia užnešė, tas ir auga. Suprantat, aš tik pjaut spėju ir tada plius minus normaliai atrodo. Bet jeigu tu nori kažką tai gero užauginti, tai reikia pasėti. Savaime kažko gero nepripučia. Yra ten vienoje vietoje, ten žemogėlę vieną suvalgiau, bet čia ne vaisius, jo. Vieną žemogėlę gyvas nebūsi. Tai jeigu nori, kad tavo širdį būtų tie rojaus sodai, tai mums labai rimtai reikia atkreipti dėmesį į Dievo žodį ir Dievo žodžio sėjimą į savo širdį. Ir žiūrėkit kaip įdomiai, ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta, ar auga, jam nežinant kaip. Aleliuja. Viešpaties nuostatai teisingi, jie džiugina širdį, viešpaties įsakymas tyras, akims duoda šviesybę. Aleliuja. Dievo žodis jisai yra visada pakeliantis. Čia religijos dvasia sugebėjo mums taip išsukti Dievo paveikslą, taip iškreipti žodį, kad mums vien pasmerkimas. Aš esu sutikęs nemažai žmonių, kurie apie tai liudija, sako, man Bibliją skaityti, sako, aš nebegaliu, ten vieną pasmerkimą jaučiu jau tik pažiūrėjus į Bibliją. Ta prasme, antiek iškreiptas jau suvokimas Dievo, kad Dievas piktas, kad Dievas rūstus, kad Dievas nepatenkintas, jam visą laiką negana, kad jau pats skaitimas jau bloga nuo jo darosi, kad reikia Bibliją skaityti. Bet tikrovė ta, kad Dievo žodis tai yra Dievo meilės laiškas mums. Dievas visą žmonijos gyvenimo eigą rodo, kaip jis nori ir kaip jis stengiasi laiminti žmonės. Visais įmanomais būdais. Suprantat, kam, pavyzdžiui, tos sandoros reikėjo su Abraomu? Ot kam? Galėtų Abraomas sakyti, nori laimint, ko tu prie manęs prisikabinai? Ne, Dievas ten klausė, sudaryti sandorą ir taip toliau, nors jeigu mes ten nagrinėsim tą rašto vietą, vėlgi Abraomas miegojo, kai sandora buvo sudarinėjama. Nežinau, ar atsimena tą rašto vietą, bet gerai, aš trumpai. Bet Dievas nori laiminti. Dievas nori laiminti, jisai ieško kaip laiminti ir Dievo žodis tai yra palaiminimai tavo gyvenime. Ir jeigu mes matysime tai labai aiškiai, jo su šventa dvasia kartu judėsime, mes tiesiog siesime tos palaiminimus į savo gyvenimą. Daug žmonių negauna norimų rezultatų su viešpačiu, nes nežino, ką apie tai sako žodis. Suprantate? Žmogaus paklausė, žmogus sako, aš stoviu tikėjimu. Gerai, šaunuolis, dėl išgydymo, pavyzdžiui. Ką Dievo žodis sako dėl išgydymo?
kad kažkas ten viskas turėtų būti gerai, žinai. Ne, Dievo žodis taip nesako. Dievo žodis sako labai aiškiai, labai konkrečiai. Vat paskutiniai knygoje Dievas nori, kad būtum sveikas. Ten jau padarytas darbas už daugelį iš mūsų. Ten išrašytos rašto vietos apie išgydymą, ten apie 100 rašto vietų. Tai jas reikia žinoti. Jas reikia prisiminti. Tomis rašto vietomis reikia pakeisti tas melagingas mintis, kurias priešas primeta mums į protą. Suprantat? Priešas ateina su visokiom idėjom, tau niekada nepagis, tau niekada nepavyks, tavo mamai buvo, tau bus, ten tavo pažįstamam buvo ir tau tai bus, ir visokiausių melų. Kaip man apsiginti, kai tave šaudo iš automato, ta prasme, privėrė prie sienos ir į tave varo ir varo? Tik tai Dievo žodis. Tu paimi Dievo žodį ir tu pamatysi, kaip dvasia veikia per tą žodį, kaip tu tiesiog pajusi fiziškai tą apsaugą, kai tavęs nebepramuša visi tie melai, nepramuša tos visos kulkos, tu tiesiog kaip apgaubtas kažkokiu skydu, jo, kaip su tais sapnais buvo, jo, dabar į tave žiūriu, prisiminiau. Fantastika, tu nieko negalėjai padaryti, bet kai tu sužinojai žodį, tu paskelbėjai tą žodį ir viskas, ir priešas, nesakysiu to žodžio, bet viskas, nieko nebegali padaryti, tu esi visiškai apsaugotas, tu esi Dievo rankoj. Aleliuja, bet reikia Dievo žodžio. Taigi, vaisiai, jeigu mes darysim taip, kaip žodis sako, jeigu mes imsim sėklą, sėsim ją su šventa dvasia į širdį, prižiūrėsim, kam instrukcijų reikia pas Elvyrą, prašau, čia bus detalius instrukcijos. Aleliuja. Užaugs, tai mes galim drąsiai sakyti, Dievas tau garantuoja vaisius. Suprantam? Labai fainiai daryti kažką, tai kai tau garantuotas rezultatas. Kaip pavyzdžiui, tas pažadas Dievas sako, ieškokite ir rasite. Fainiai ieškoti, kada tu garantuota, kad rasi. Super, aš tada pasiruošęs ieškoti. Kodėl mes tingim ieškoti? Todėl, kad nežinai, rasi, nerasi. Čia kažką darai, neaišku, kas čia. O Dievas sako, tu tik ieškok. Aš jau pasirūpinsiu, kad tu rastum. Aš jau kažkaip tau pakyšiu, nors tu visai ne ten ieškai, bet aš jau rasiu keliu, kaip tau, supranti, kaip tau pagelbėti. Taigi vaisiai yra garantuojami. Neapsigaukite. Iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš savo kūno pjaus supuvimą. O kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą. Nepavarkime daryti gerą, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime. Galatams 6:7-9. Kas sėja dvasiai, jo, labai gerai prižiūrėti kūną, viskas tvarkoja, jo, ir raštas apie tai sako, kad tik tai nepavyktų aistrom, jo, ta priežiūra kūnui. Kūną reikia prižiūrėti, kūno nereikia nekęsti arba ten smerkti ir taip toliau, viskas tvarkoja su kūnu. Bet prioritetas yra dvasia, kadangi iš dvasios yra gyvybės šaltiniai, iš širdies gyvybės šaltiniai, jo, mūsų širdį ir yra dvasia. Ir būtent čia siejami mes pjausim. Žodis mums žada, mes pjausim. Kada vyksta tos atakos, kada vyksta, kai priešas ateina su tais melais, mes turim turėti ką ištraukti. Jo, raštas sako, kad Dievo žodis tai yra kaip kalavijas. Kaip kalavijas, kuris atskiria tokius dalykus, kurių ten su skalpeliu neatskirsi. Jo? Sielą nuo dvasios atskiria netgi. Taigi tai yra labai galingas įrankis, labai galingas weapon, kaip kalavijas, tai yra tas ginklas, jo, nugalėti priešą, atakuoti priešą, nes priešas užėmęs mūsų teritorijas, mes turim teisę ir galę išvaryti jį, mums nereikia tik gynybą užsiimti. Gynyba tai yra tokia pirminė stadija, kai Dievas mūsų atranda iš sudaužyto gyvenimo, mes pirmiausia tai kažkiek norim įkvėpti, kažkaip atsigauti, jo, kol bus atstatyti kažkokie tie dalykai ir tai labai svarbu, bet toliau mes einam į priekį. Dievas sako, eik į pažadėtą žemę, varyk laukan ten tos milžinus, varyk laukan tau priklauso. Tai yra tavo pažadėta žemė. Ir tai, kad ten kažkas dabar vaikšto, čia tik tai dėl to, kad tu neužėmei tos teritorijos. Tai yra tavo teritorija, aš ją tau paskyriau, tai tau priklauso. Ar tai bus pašaukimo kažkokia sfera, ar tai, daugelis srity tai gali būti. Gal tai sveikata vėlgi, ar finansiniai dalykai. Dievas sako, einam, aš tau viską parašiau, aš tau viską duodu. Ir labai svarbu, kada jūs stovite tikėjimu, vėlgi, grįžtant prie to, ar jūs žinote, ką Dievas pasakė į šią sferą?
Todėl, kad jeigu to nėra, tai tas stovėjimas tikėjime, kaip kažkas sako, aš stoviu tikėjimą už išgydymą, vėlgi, tas pats pavyzdys. Aš stoviu tikėjimą už išgydymą. Ką tau Dievas pasakė šio klausimu? Nežinau. Tai kame tu stovi? Tai kažkokia iliuzija, tai vėlgi kažkokia religinė iliuzija, kad aš stoviu tikėjime, o ką Dievo žodis apie tai sako, aš nežinau. Tai tu gali stovėti labai ilgai ir tikimybė, kad tu gausi tai, ko tu ieškai, jinai kritiškai maža. Kritiškai maža. Jo, galbūt Dievas suras kelių, kaip tau tą žodį visgi atnešti, gal per pamokslininką, gal per dar kažką tai. Bet, ką aš noriu pasakyti, mums patiems reikia tai atrasti. Mums patiems reikia atkreipti tai dėmesį ir čia jau daugiau kreipimasi į tuos, kurie gyvena vien pamokslais YouTube. Jūs giliai nenueisit vien iš pamokslų YouTube. Jūs aukštai nepakilsit vien tik tai iš pamokslų YouTube. Todėl, kad Dievas nori asmeninių santykių. Pamokslas yra labai gerai, bet pamokslas turėtų mus paraginti eiti į žodį, eiti į pažinimą, eiti į bendravimą su dvasia. Žiūrėk, Dieve, va tas pamokslininkas tą ir tą čia rėžia. Čia išvis tiesa ar ne? Ir Dievas jūs nukreips į žodį. Ir jūs melsitės dėl to žodžio. Sakysit, Dieve, apreikš man, ką tai reiškia. Ką va šitas žodis reiškia, aš skaitau, aš nesuprantu. Ir tai bus procesas, jūs matysit. Ir Dievas kalba apie proto atnaujinimą, būtent Dievo žodžių proto atnaujinimą. Jo? Dėl to vat ir gimė, Dievas davė tą savoką apie proto atnaujinimo studijas, jo, kuriuose tiek daug liudijimų. Tiek žmonių sako, aš galvoju, ką ten tos proto atnaujinimo studijos, viskas aišku, Dievo žodį skaičiau. Dabar sako, kaip atsivėrė, kaip viskas pasikeitė, koks kitoks gyvenimas. Tai vat, į tai mus visus Dievas veda, į asmeninį bendravimą su juo. Tai nereiškia, kad nereikia pamokslo, jo? Tai nereiškia, kad nereikia tų pačių pastorių ar mokytojų, visko reikia. Bet anksčiau ar vėliau, kaip ir gyvenime, jo, mes esame mažai vaikai, jo, ir mes norime arčiau mamytės, mama viską paaiškins, mama viską parodys, mama viską paruoš, aš tik tai pavalgysiu, apsirengsiu ir viskas, aš pati mėgosiu tik tai, jo. Bet toliau mes užaugam ir mes jau norim savarankiškai ir čia viskas gerai, viskam savo laikas. Bet į savarankiškumą neišeis išeiti, jeigu aš gyvas vien kažkieno suvirškinta medžiaga. Kas yra pamokslas? Kodėl tai pienu vadinama? Todėl, kad tai yra suvirškinta. Tas pamokslininkas perskaitė raštą, kaip ta karvė jau suvalgė ten tą visą žolę, suvirškino ir davė pienuką, kur jau viskas paruošta, viskas sudėliota, ten sudėta ir taip toliau. Bet iš pienuko mes ilgai negyvensime, iki tam tikro amžiaus mes galime maitintis. Toliau mums reikia tvirto maisto. Ką tai reiškia tvirtas maistas? Dievo žodis. Kartu, pačiam Dieve, nesuprantu, kas tai yra. Apreikš man. Dievo dvasia kalba, Dievo dvasia rodo, gal parodo kažkokį kitą rašto vietą, žiūrėk. Todėl, kad žodis puikiai išaiškina pats save. Dievo žodis puikiai išaiškina pats save. Čia nėra jokių prieštaravimų. Nėra čia jokių prieštaravimų. Jeigu turite tokių minčių, tai dirbkite su tom. Ieškokite, Dievas jums atsakys. Čia nėra jokių prieštaravimų. Dievo žodis tai yra palaiminimas ir atsakymas į visus klausimus. Žolė nuvysta, žiedas nukrinta, bet mūsų Dievo žodis išlieka per amžius. Izajas užrašė jo, Izajas dar prieš 800 metų iki Kristaus, maždaug, tiksliai nepasakysiu, užrašė. Viskas praeina, Dievo žodis išlieka. Mes visi taip trokštam to pastovumo, mes visi taip norim to stabilumo. Kažkas nori pastovios algos, kažkas nori pastoviaus darbo, kažkas nori pastovios gyvenimo vietos, kažkas nori, kad autobusas nekeistų maršruto, visą gyvenimą važinėtų taip. Nori tikrumo, viską, ką išvardinau, viskas keičiasi. Bet pastoviai išlieka Dievo žodis. Jeigu norit pastovumo, jeigu norit ilsėtis žinot, kad vakar čia tas gulėjo ir šiandien čia tas gulės. Dievo žodis vakar, šiandien per amžius yra tas pats. Dievas, vakar tu puikiai jautėsi, Dievas kalbėjo, kad Jėzų žaizdomis tu išgydytas, tu sakai, kaip paprasta, kaip lengva. Šiandien pagavai simptomus, ar tas žodis vietoj? Tas žodis vietoj. Taip, Jėzų žaizdomis tu esi išgydytas, laikyk, kibk į tai. Tvarkykį su tom, jo, įsikibk, šventoji dvasia išves tave ir tu turėsi dar vieną pergalę, dar vieną laimėjimą. Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui. Jo, psalmėse, 119 psalmė, aplamai 119 psalmė, jinai iš tikrųjų visą žodį, jo, ta didžiausia psalmė šventam rašte, tai čia yra 105 eilutė, tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui.
tu nori matyti, kur eiti, tu nori žinoti, kur ar gali ten dėti žingsnį ar negali, Dievo žodis tau padės. Šventoji dvasia per Dievo žodį tau viską parodys. Mano sūnau, atkreipk dėmesį į mano žodžius, palenk ausį mano pamokymams. Ten neatsitraukia jie nuo tavo akių, saugok juos širdies gilumoje. Jie yra gyvybė tiems, kurie juos randa ir sveikata visam jų kūnui. Žiūrėk, patarlėse 4:20-22. Ir sveikata visam jų kūnui. Tai, kad aš laikysiu žodį giliai širdyje ir tai saugosiu, žiūrėkit, tai mano dalis. Tai mano dalis. Už mane tai niekas negali padaryti. Nei pamokslininkas, nei pastorius, nei mamytė, nei tėvelis. Niekas negali. Tai mano širdis ir man saugoti arba nesaugoti. Man tai įdėti į tą skrynę ar neįdėti. Jo, ir tada liejasi tie pažadai. Tai sveikata visam tavo kūnui. Štai įstatymo knyga ten neatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta. Tada visą, ką darytum, klestės ir visur tau seksis. Jozuės 1:8. Jo, nuostabus palaiminimas. Žiūrėkit, ar tai sunku? Kažkas vaikosi dvasių. Jo? Aplamai, ką aš norėjau pabrėžti. Kažkas labai nukrito į tą bendravimą su dvasia be žodžio. Ir klysta. Suprantat, mes nesuvoksim šventosios dvasios, nesuvokdami rašto. Bet kada tos abidvi kojos eis žingsnis po žingsnio, mes turėsim pergalingą gyvenimą. Todėl, kad labai dažnai dvasia jūs nukreips į žodį. Suprantat, ir pati dvasia apreikš žodį. Ir būdami žodėje, melsdamėsi ir bendraudami su šventa dvasia, mes greičiau jį suprasim. Ir ta išmintis, Jėzus yra aukščiausia išmintis, jo, tai tiesiog bus mūsų prote, mūsų protas keisis. Raštas sako, atsinaujinkite, nesutapkite su šio pasaulio, bet pasikeiskite atsinaujindami. Jo? Ir jūs tada pažinsite visą galybę, kad mano valia yra gera, priimtina ir tobula. Man net neišeina suvokti Dievo valios, kai nepakeistas mano protas. Suprantat? Man reikia to pasikeitimo. Ir tai ir yra bendravimas su dvasia. Buvimas žodėje be dvasios nesąmonė. Kažkas atskyrė tos dalykus. Ir bando dar mokinti, kad čia yra atskiri dalykai, kad to reikia, to nereikia arba ir panašiai. Bet tai yra vėl eilinis melas priešo, kad mus atskirti nuo rezultatų. Mums reikia žodžio ir mums reikia dvasios. Dvasia veikia per žodį, dvasia už